Mūsų ką tik tai girdėta Viešpaties Jėzaus Kristaus kančios istorija pagal jo mylimąjį mokinį Joną užrašyta, mums siunčia tokią žinutę pamąstymui. Jeigu tu žinotum, kad tavo pats mylimiausias asmuo, su kuriuo nueita didelis kelio galas, asmuo, kuris sumokėjo už tave labai brangią kainą. Ir jeigu tu išgirstum, kad tas tavo brangus asmuo kažko labai trokšta, argi tu jam nesuteiktum? Ir Jėzaus paskutiniai žodžiai ir buvo tie, sako, aš trokštu. Ir kogi Viešpats Jėzus trokšta? Tie žmonės, kurie buvo religingi, taip pat tie žmonės, kurie buvo kaip kančios arba kankinimų, mirties, egzekucijos išpildytojai, pagonys, irgi buvo tikintis, jie nebuvo žydai, jie buvo romėnai. Kai jie išgirsta kažkokio tai žmogaus norą, trokštų, jie labai taip tiesiog mechaniškai paduoda jam pagal jų sampratą atsigerti, taip sakytim, pratęsti truputį kančios laiką. Tačiau Viešpats negeria, jisai nusisuka. Jeigu mes jį bandysim pagirdyti savo būdais. Tad klausimas yra mums, tai ko tu, Viešpatie, iš mūsų nori? Mūsų šiandien tikrai didelė minia žmonių keliavome Kretingos miesto gatvėmis, mąstėme tą kryžiaus kelią, kurį Jėzus ėjo. Ir Viešpats taip pat kviečia mūsų, ar tu esi pasiruošęs pamastyti, įsigilinti, tad kogi aš kaip Dievas iš tavęs trokštu? Ar Jėzui reikia mano ir tavo religinės apeigos? Ar Jėzus bus pasotintas, pagirdytas, jo troškulys sumažės, jeigu mes jam padidinsim religingų veiksmų kiekį? Štai ėjom kryžiaus kelią, galbūt jis nori daugiau tokių kryžiaus kelių. Gal jisai labai nori, kad mes kiekvieną penktadienį čia vaikščiotumėm aplink miestą ir melstumės. O gal jisai nori mišių daugiau? Gal jis nori tų mūsų tos gražios liturgijos? Gal jisai trokšta gražesnių bažnyčių? O gal jis nori matyti pilnas bažnyčias taip kaip šiandien? Manau, kad ne. Žinot, mums įspūdį daro, netgi mums kunigams, kai štai pilna bažnyčia yra žmonių. Netgi garbingi dvasininkai susirinkę sostinėse, net Vatikane, krapšto galvas ir sako, kaip čia padaryti, kad vėl būtų pilnos bažnyčios žmonių. Vyskupai krapšto galvas, kaip padaryti, kad būtų vėl pilnos kunigų seminarijos, klerikų. Ir kai pamato, kad daug, jiem tai daro įspūdį, o Viešpačiui jokio įspūdžio. Ar tai numalšina Jėzaus troškulį? Vėl tas pats atsakymas, greičiausiai ne. Tad kogi Viešpats nori? Mes žinome, kad Viešpats Jėzus pirmą kartą
tą žodį noriu gerti, trokštų jisai ištarė tai samarietei, moteriai, kuri buvo nurašyta visuomenės, nurašyta teisiųjų, garbingų, religingų žmonių, ypatingai vyrų. Ir tada jis irgi paprašė jos, noriu gerti. Įdomus reiškinys, kad po viso pokalbio su ta samarietė jis taip ir negavo gerti. Bet jisai kažkaip buvo linksmas. Jis kažką padarė tokio, kas jo troškulį numalšino. Ir tai buvo tos moters atsivertimas. Jinai pakeitė savo gyvenimą, jinai grįžo į savo tą Samarijos miestelį ir pranešė visiems gerąją žinią. Sako, sutikau pagaliau Mesijas. Tai gali būti jisai. Jis man pasakė visą, ką esu padariusi. Visas miestas įtikėjo, atsivertė. Toliau Jėzus irgi yra ištaręs, trokštų su jumis valgyti šią paskutinę vakarienę. Ar jis buvo alkanas su savo mokiniais, vėl primenu, greičiausiai ne. Bet jisai troško valgyti to bendravimo, buvimo kartu su savo mokiniais, į kuriuos įdėjo tiek laiko, sveikatos, juose tiek sėjo. Ir jis norėjo matyti rezultatą, bent kažkokį. Net kai Petras ten sako, klausyk, aš noriu numalšinti tavo troškulį, tau garantuoju, net jeigu visi susirinkę tave išduotų, aš, Petras, tavęs tikrai neišduosiu. Nepradžiugino tai Jėzus, sako, Petrai, turiu tau nekokią žinią. Tu dar mane 3 kartus išduosi. Ir tą šiandien klausėmės kančios istorijai. Štai tas ant kryžiaus prikaltas Jėzus, jisai, atrodo, paliko viską, paskirstė netgi pareigas, savo mamai atidavė kiekvieną iš mūsų, sakydamas, moterie, štai tavo sūnus, tavo dukra, o kiekvienam iš mūsų atidavė savo mamą, sakydamas, tai sako dabar tavo motina. Taigi Viešpats šioje kančios istorijoje yra ištroškęs kiekvieno iš mūsų atsivertimų. Ką mes jam galim padovanoti? Greičiausiai iš čia sugrįšim ir gyvensim gyvenimą tokį pat, kokį gyvenom iki šioliai. Kas darėte nuodėmes, nuodėmikės ir toliau darysit. Čia greičiausiai taip jau bus. Bet žinot, kas galėtų Viešpatį tikrai pradžiuginti? Mažytis žingsnelis. Kažką padaryti iš meilės dėl Jėzaus. O tas troškimas meilės. Atėjau įžiebti ugnies, kaip sako Jėzus. Meilės ugnies. Ir taip norėčiau, trokštų, kad jinai jau liepsnotų. Taigi Viešpats šiandien perduoda mums kamuolį ir sako, dabar tavo eilė. Ar kas nors iš jūsų galėsit šios naujus metus įprasminti, padovanodamas savo gyvenimą, laiką, sveikatą dėl kito? O kaip jis yra pasakęs, nėra didesnės meilės kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jeigu pavyks šiais metais, aš manau, kiekvienam iš jūsų Viešpats atras būdą, kaip pasiųsti žinutę. Šaunusis ir ištikimasis mano tarne, mano brolis, sesė, gėriuosi tavimi, užeiki mano džiaugsmą. Amen.